Labadiena, mėly TV6 televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai. Open Smart UM LKL sveikinasi su jumis iš Klaipėdos, iš Vyturio arena. Ir žiemiškoji Klaipėda jūsų leistų Radičiui arba Kirsti Braun jau gynyboje tvarkytis su Urte Čižauskaite. Vilniaus Kibirkšties toks ekipa privalo vedinėti kamuolį į baudos aikštelę, kadangi jų penketį ir Daugilė Ūsė ir Giedrė Labuckienė, o Klaipėdos Neptūno Amberton ekipa. Didelė, labai didelė dalis viso Neptūno žaidimo kol kas vyksta per Sinickaitę. Na, čia dabar net Zviecka bando prisijungti dar labiau. Jie buvo vienintelė. Kol kas tampa pagrindiniu Kibirkšties ginklu rungtyniaujant prieš Neptūną. 10 taškų po klaidų yra surinkusi Vilniaus Kibirkšties toks ekipa. Cassidy Michalko. Pozicija buvo prieš Dominiką Poliulytę. Džeprys renkasi metimą ir šeštasis pramestas Kibirkšties toks tritaškis pirmajame ketvirtyje. O čia jau yra Džeprys taškas iš vidutinio nuotolio į tokius susimeta. Tai baudos aikštelė. Meta plauterį dešinę ranką, nepataiko Kirsti Braun. Gabija Meškonytė, o dabar Sintija gali pasimėgauti tokiu metimu iš kampo. Žaidėja. Na, lygiai tas pats laukia ir Danielės Paunksnytės, manau, ateityje. O Nedviecka pataiko. Ir dabar pataiko metimus. O jeigu tik žingsneliu. Įžengiant į baudos aikštelę, jau Giedrė Labuckienė gali atakuoti labai puikiai. Urtė Čižauskaitė gali atakuoti ir iš 3 iki didžiosios pertraukos. Bent vienos iš jų aukštaugių. Džeprys kol kas viską prametinėjo iš 3 taškų zonos. Šiose rungtynėse Giedrė Labuckienė pataiko kosminį metimą. Taktinėmis pražangomis Vilniečių dabar. Justina Miknaitė, geras jos perdavimas Daugilį Ūsiai. Ir čia puikiai Liepina grąžina kamuolį Cassidy Michalko. Liepina puikiai čia įvertino situaciją. Amerikietė žinojo taip pat, kur judės Latvija. Ir 2 taškai. Vėl nugarinė užtvara čia dabar Liepina gavo ir ten visiškai laisva buvo. Katė Vilka ties viduriu antrą kamuolį šiandien. Geras Brigitas Sinickaitės spaudimas buvo leidęs tai padaryti Katė Vilkai ir po perimto kamuolio. Na, o šio sezono mažesnis negu 20% pataikymas istoriškai yra blogiausias. Ozo įvadų pataikymas puikus atvykus į Vilnių. Kontaktą fiksuoja pražangas ir priekinės linijos žaidėjos šimtinai renkasi ten pražangas. 5-ąjį sezoną iš viso. Labuckienė, jos perdavimas Daugilį Ūsiai po krepšių ir čia vėlgi puikiai išpildyta situacija. Daugilė rodo, kad dar ir pražanga turėjo būti dar ir vadų skirta, o čia prancūziško kamuolį į aikštelę. Sintija Aukštikalnytė 4 prieš 2, reikia užpulti. Zoji vadų iš toli, 5-asis tolimas metimas iš 11%, bet dažnai prie baudų metimo linijos nestoja, tik 11 metrų baudos metimų. Tik ne tam, kam reikia. Ištraukė čia šiuo atveju. Da Silva perdavimas. Ojojojojoj. Danielė Paunksnytė. Dabar Džeprys Gabija Galvanauskaitė pasirodžiusi aikštelėje. Danielė Paunksnytė smeigia tolimą metimą. O netaiklaus metimo pati bėga per visą aikštelę. Nusimetimas į kraštą Brigitai Sinickaitė. Ir Sinickaitė tritaškių metimų bent jau švelnina dar 5 sekundės. Ir tai yra viskas šios rungtynės baigtos 98-76 Vilniaus Kibirkšties toks.